Šiandien matysite. Važiuodam su pusseserė, nežinau, kieno tos tulpės būdavo, bet iškilota. Žinai ką, draugiai, aš vėl spalvas matau. Ir jinai man sako, ar tu jį atleidai? Sakau, kodėl? Sako, dėl to, kad tave paliko. Jūs ten norit pertraukėlę padaryti? O, bus rūgštu, Labai rūgštu. Aneta, kas čia iš visų yra? Čia yra spanguolės. Vaja. Bet labai kažkokios kultūringos, didžiulės. Truputį dirbtiniai, sakyčiau, tokios kaip šiuolaikinės, papūstos. Papūstos, biški plasmasinės. Kadangi ta tema šiandien mūsų tokia čiučiut rūgštoka. Aš pasimu kelias. Bet čia vitamino C yra daug. Tai va dėl to vitamino C. Dėl to vitamino C. Ir uždarau, nes bus šakės čia. Tai va aš tas uogas todėl pasirinkau. Dėl ko pasirinkau tokias uogas? Dėl temos rūgštumo. Ir dėl vitamino C, kurio mums visiems reikia. Tai tema tikrai rūgštoka. Tema yra išbandymai. Gyvenimo išbandymai. Gyvenimo išbandymai, taip. Kaip po jų atsitiesti. Kaip juos priimti, ar ne? Ir ar jie sustiprina? Ar jie sustiprina, ar jie kaip tik silpnina. Tai kaip visada, tradiciškai ruošiantis laidai, pasinaudojau Google ir radau daug geros statistikos. Juokauju, aišku, bet faktai tai, kas viešai prieinama, ar ne, ir ką mes galim rasti internetuose ir jūs pasakysit, yra čia tiesos kažkiek ar ne. Tai, kad internetas teigia, jog ištvermingumo tyrimai rodo, kad žmonės geriau atlaiko bėdas tada, kai turi patikimų draugų, giminaičių, padedančių jiems susidoroti su sunkumais, tačiau ištvermę treniruoti galima tik palaikant kitus. Net moksliniais tyrimais yra įrodyta, kad laimės ir kokybiško gyvenimo mes negauname dovanai. Tai turime užsidirbti ir gana sunkiai. Ar teisingi tie moksliniai tyrimai, kuriuos pavyko rasti? Na, manau, kad jei daro mokslinius tyrimus, atlieka mokslinius tyrimus, tai taip, jie turi kalbėti apie tai, kokius jie rezultatus gavo. Ir manau, kad šitie teiginiai yra teisingi. Aneta, tradiciškai dar paprašysiu papasakoti ir savo kaip gydytojos psichiatrės praktikos istoriją. Labai tikiuosi su laiminga pabaiga. Aš kaip visada pabaigos nesakau, visada leidžiu sugalvoti. Jums sugalvoti, mūsų prodiuseriui, sugalvoti mūsų žiūrovam, na, kokia ta pabaiga, ne? Nes aš skaitau, kad kiekvienas žmogus turi tai dienai pabaigos variantą. Kaip jis pats jaučiasi, kokio jis yra būklėje, ne? Jis turi tą pabaigos variantą. Tema iš tikrųjų labai sunki ir iš tikrųjų man buvo labai sunku ruoštis ir šitą klientą pristatyti. Mano klientė Auksė, 35 metų, kreipėsi dėl dažno širdies plakimo, dėl nerimo, dėl visiško išsekimo jausmo ir nemigos. Jinai pažymi, kad prieš 2 mėnesius persileido 4. kartą. Auksės istorija tokia, su būsimu vyru draugavo 6 metus, 5 metai jau jie kaip susituokė ir 2 jau vedybų metais jie kreipėsi dėl poros nevaisingumo. Ir aišku, jie yra praėję šiai dienai jau labai ilgus kelius, ilgai nepasakosiu, bet pasakysiu paprastai, kad medikų pagalba jinai 1 kartą pastojo, persileido, 2 kartą vėl medikų pagalba persileido, po pastojimo, po to buvo sukurti 5 embrionai, nes visos tos procedūros yra be proto brangus, išgyveno Auksė visas kiaušidžių stimulacijas, buvo laparoskopijos metu, operacijos metu paimtos kiaušialąstės, sukurti embrionai, jau šaldyti, na va, ir buvo įsodinti 2 embrionai, jie vystėsi iki 12 savaitės ir jinai prarado. Dar 2 embrionai buvo vėl įsodinti, vystėsi,
16 nėštumo savaitę prarado pirmą ir po 2 savaičių prarado antrą. Va tokia moteris ateina pas mane su negalavimais ir jos klausimas irgi, ką mums toliau su vyru daryti. Tai va, tai pabaiga lieka kiekvienam sugalvoti. Pabaiga lieka kiekvienam sugalvoti. Aš galiu savo versiją pateikti? Galit. Aš galvoju, kad tokiais atvejais reikia priimti tai, kad nelemta ir neduota ir vis tik tai tavo gyvenimo tikslas yra kažkur kitur. Tada aš Mes turim pasakysiu. beglobių vaikų, Taip. mes turim senelių namų, mes turim gyvūnėlių prieglaudų. Visada kažkam reikia meilės. Taip. Nebūna tokios akimirkos. Ir jeigu tavo problema, kad tu neturi kam jos atiduoti, tai čia ne problema, man atrodo. Visada yra kam atiduoti savo meilės. Na, noras turėti vaikų yra visiškai, aš sakyčiau, kad ne visiškai susijęs su meilės atidavimu kitam. Šiaip, jeigu ką, tai labai, nežinau, ar čia mano mamos išmintis, ar mano mama kažkur ją perskaitė, ar pamatė kokiame detektyvinėme seriale, kaip ir jūs, Aneta, mėgstat juos pasižiūrėti. Bet labai gerai yra išsireiškus, kad tai yra labai savanaudiškas noras. Aš beje labai sutinku, aš nežinau, kaip Aneta, aišku, turinti 3 dukras, jinai sakys, tikrai ne, aš čia atidaviau visą širdį ir pasiaukojau. Bet man atrodo, kad iš tiesų, kada vyras susitinka su moterim ir sugalvoja, kad mes norim vaikų, vaikas tai nenori dar tėvų. Čia labai būtų ilga diskusija. Aš manau, kad šitą temą mes kada nors pagvildensim. Sutarta. Aš pasakysiu pabaigą. Vis dėlto jie nusprendė paskutinį loterijos bilietą panaudoti, kadangi šaldiklyje dar buvo 1 embrionas. Bet jau jie į tai žiūrėjo, kaip ir to Sigita minėjai, tiesiog jau mums tai nebesvarbu. Keisčiausia, kad išnešiojo, pagimdė sveiką mergaitę. Po 2 metų Auksė pati pastojo, vėl pagimdė mergaitę, dar po 2 metų pati pastojo, pagimdė berniuką. Jo, čia dažnai labai klasikinė istorija, kada sako, paleisti reikia. Paleisti. Kažkokius tokius netgi, sakyčiau, apsėdimo momentus, ar ne, kada net apsėstas noro atrodo esi. Aš manau, kad bet kurią netektį reikia išgyventi, nes vis dėlto tai yra daugiau netekties istorija, netekties galimybių, netekties savo vilčių, savo galbūt meilės realizacijos, tai yra netektis, po to vis dėlto yra vaikų užsimezgusių netektis. Tai pirmiausia reikėjo šitą išgyventi, paleisti. O po to jau viskas vyksta. Labą dieną, Augustė. Labas. Augustė Vedrickaitė, dainininkė, dainų autorė. Gimė 1985 metais Liepos 14 dieną Utenoje. 2022 metais dalyvavo nacionalinėje Eurovizijos atrankoje ir finale užėmė 2 vietą. Turi sūnų Arijų. Kadangi Augustės tema, kurią pasiūlė pati. Gyvenimo išbandymai. Kelias pasiūliau jo, bet man jas viena iš buvo tokia, vis tiek, kadangi tavo istorija daugiau mažiau, kas žino ir kas seka, ar ne, tai tų išbandymų būta ir ne vienas. Teko susidurti su jais. Kadangi tema pakankamai sunki, tai pirmiausia pažaiskim tokį lengvą visiškai žaidimą. Pirmoji kortelė yra 4 pasirinkimo variantai, kaip ir antroji kortelė, tik variantai visai kitokie. Ir iš tų 4, kas čia nupiešta labai gražaus, reikės padaryti po 1 pasirinkimą. Paskui pasakysi. Žiūrovus kviečiu prisijungti. Visi turim, aš irgi savo gėlę išsirinkau. Taip, Augustė, tai pirmiausia, tu pasakyk savo pasirinkimą. Tulpė, bet taip užtikrintai. Kodėl? Pavasaris.
Pavasaris. Dabar ruduo, tai man iškart norisi, kad prašok šitą etapą į pavasarį. Visiška asociacija su pavasariu. Jo, visiškai. Taip ir matau laukus. Ir kaip su dviračiais važiuodavom su pusseserė, nežinau, kieno tos tulpės būdavo, bet biški vogdavo. Biški Taip, tokį glėdiuką, tokį glėdelį. Biški, atsiprašom, biški esam vogę. Tai atleista. Kad tik tai tokios nuodėmės. Kad tik tai tokios nuodėmės. Taip, kiek čia tų obuolių privogta ir kiek tų tulpių. Aneta? Aš pasirinkau saulėgrąžą. Saulė, šviesa ir kažkaip tai šiuo metu vėl atnaujinu žinias apie Van Gogą. Tai garsus paveikslas saulėgrąžos. Čia labai rimtai lyginant su manim atsakė. Tiesiog asociacija. Mano pasirinkimas toks pats, bet tiesiog dėl tos asociacijos su saulė vien tik tai ir kad Augustė per tulpes nori šilumos, mes per saulėgrąžas norim šilumos. Man saulėgrąža dabar Ukraina, tai kažkaip norisi šiek tiek kažkokių šviesesnių spalvų. Ta saulėgrąža net ir Ukrainos kontekste, jinai atrodo, va, tas šviesos spindulys, kurio labai, labai norėtųsi palinkėti ne tik Ukrainai, bet ir visam pasauliui, kuris dėja, bet mes eikim prie kitos kortelės. Ten taip pat 4 pasirinkimo variantai, jau kiek kitokie. Taip. Jau? Žiūrovai. Taip. Aš irgi padariau pasirinkimą. Taip, Augustė. Ir man vėl pirmąją, ne? Nu, gerai, ne pirma, kažką tada tokio jau solidesnio sugalvos. Ne, iš tikrųjų nesugalvos. Gerai. Pradėkim tada nuo gydytojos psichiatrės, Aneta. Nu, bet tai pasirinkau kažkaip tai koalą. Nu, toks švelnumas. Šelmi. Ir toks lietumas, ir toks gražumas, ir tos akytės tokios. Nu, bet kažkaip šiandien. Aš irgi koalą pasirinkau. Sigita. Dėl minkštumo. Bet aš jaučiu, kad jūs nuo manęs nusikopijavot, neštų. Aš irgi neoriginaliai, irgi koalą pasirinkau. Taip. Bet aš turiu rimtesnę priežastį. Gerai. Aš ką tik turėjau, atostogavom su vaiku, buvom kruize ir paskutinė stotelė buvo Milane oro uoste. Vaikas sakė, būtinai, ką nors Milane dar reikia nupirkti. Sakau, mes ten skubam, sakau, viskas čia, yra... Dabar duty free ten tos, sakau, imi kažką, ką nori. Tai jis pagrybė tą koalą ir jinai tokį... Aš esu tokia krapštukė ir man viskas, netinka, kas nors. Čia matau, akytė blogai apsiūta ir galvoju, net tingėjau kažką taisyti. Gerai, išsirinkai šitą, tai turėk. Tai jis koalą išsirinko. Tai dėl to čia man ta asociacija, kad nesenai matyta. Vis tiek miela asociacija. Tai va, merginos, mes taip atsipalaidavom šiek tiek. Tai labai atsiprašau ir labai gaila, kad negalim išgirsti jūsų pasirinkimo variantų, bet dabar jau prieisim prie rimtesnių pokalbių, tai yra prie klausimų apie temą. Tema gyvenimo išbandymai. Įvardink šiai akimirkai, kuris vis tik tai tas išbandymas atsigręžus atgal, tai, ką tu patyrei, tai, ką tu pati įvardinai kaip tokius, sunkiausius, kas tau šiandien būtų sudėtingiausia? Jau, žinai, daug laiko prabėgo ir nuo vienų, ir nuo kitų, tai jie tapo taip lygiavertus, bet įvardinčiau vaiko ligą, kai jis tik tai gimė. Nežinau, nerotuosiu, aš 1 ar 2 vieta ir aišku, mamos netektis buvo vienas didžiausių gyvenime sukrėtimų. Esi sakius kažkuriam interviu apie vaiko ligą, kad dabar atsigręžus ir pasižiūrėjus net nelabai supranti, kaip tu visą tai praėjai ir kaip tu tai atlaikėjai. Visiškai. Neatrodo, kad tai pavyktų, ne, dar kartelį? Net ne apie kartelį, aš nesuvokiu, iš kur aš žinojau, kaip viską daryti. Tiesiog tu darai, kažkoks instinktas padiktuoja, kaip reikia daryti, kaip reikia rūpintis. Man gal, nežinau, sunkesnis buvo laikas, tie 2 mėnesiai buvo vienaip sunkus ligoniai, kai mes su vaiku gulėjom iš karto po jo operacijos.
Bet kai grįžau jau namo su juo, kai jau dingo visos seselės, medicininis tas personalas, tada dar kitaip atrodo iš naujo, va, čia va taip va žmonės ar ne jaučiasi, kaip parsiveža vaiką namo, nes būdavo vis tiek kažkokia pagalba, kažkokie patarimai šalia visą laiką. Tai tokie kaip ir to vaiko atsiradimas mano gyvenime buvo dviejų etapų, tokių, sakykime. 2 kartus atsirado. Jo, tai 2 skirtingos tokios patirtys. Bet tiek pirma, tiek antra su labai daug baimės. Aneta, ar tiesa, kad būna tokių situacijų, aš vat esu pagalvojus pati ir tai, ką sako dabar Augustė, ar ne, kad tam iššūkiuose tokiuose, vat, tuose stresinėse situacijose, man būdavo visą laiką, kada nebuvau dar patyrus kažkokios didelės nelaimės, aš visą laiką bijodavau to, kad mane paralyžiuos ir aš nežinosiu, kaip elgtis, kad tu sakai, ar ne, kad tiesiog instinktyviai elgiesi taip, kaip reikia elgtis. Tai vat, ar čia nuo žmogaus charakterio, nuo ko priklauso tai, kad iš tiesų vienas stresinėse tokiuose baisiose situacijose jisai nežino, ką daryti, jis yra suparalyžiuotas, ištiktas katarsio, ar ne, o kitas puola daryti tai, ką reikia daryti. Aš manau, kad pasakyti iš anksto, kaip vienas ar kitas žmogus elgsis, neįmanoma. Tiesiog išbandymų metu ir tampa aišku, ką žmogus gali daryti. Aš pažįstu vieną moterį, kuri dirba reanimacijoje, vaikų reanimacijoje, tai yra iš tikrųjų labai sunkus ir atsakingas darbas, kasdien turbūt susidūrimas su mirtimi ir tai vaikų mirtimi, tačiau kai jos mamai įvyko insultas, jinai atsisėdo ir prie lovos verkė ir jinai nieko nedarė. Viską darė medicinos personalas, jinai tiesiog gedėjo ir liūdėjo. Tai netgi kalbant apie profesiją, kur žmogus yra paruoštas reaguoti skubiose situacijose, medicininėse, tokiose ūmiose, asmeniniam gyvenime jis gali būti visiškai kitoks. Ir tik tada, kada įvyksta, tada yra aišku, kaip tai vyksta. Ir paprastai tie žmonės, kurie reaguoja, kurie veikia, jie gyvenime tokie ir išlieka, jie ir veikia. Tie, kurie neveikia, dažniausiai nebeišmoksta veikti, nes vėlgi gyvenime vyksta labai skirtingi dalykai ir neįmanoma išmokti, sakykime, negėdėti išsiskyrus, negėdėti susirgus vaikui dar ir dar kartą ar praradus artimai. To neišmokstam. Tiesiog žmogus yra arba toks, mano nuomonė. Tai vadinasi, Augustė yra stipri. Jinai yra kovotoja. Ne tik aš. Gali pavadinti save kovotoja? Aš galiu pavadinti, žinai, kažkada mačiau ten tokį vieną socialiniuose tinkluose tokį mini video, kur aš labai norėčiau būti silpna. Bet aš neturiu pasirinkimo. Jūs tokia esat? Taip, ta prasme, man nieks neleidžia. Nesuteikia to užnugario. Taip, aš tiesiog turiu būti stipri. Bet norėtum iš tiesų? Aš nieko nekaltinu, ne, aš džiaugiuosi, ta prasme, tuo, kas aš esu, kiek mane tai užgrūdino, kiek aš pati suvokiau, kiek aš daug galiu. Ir nežinau, kaip sako, kas mūsų nenužudo, padaro mūsų stipresniais. Tai aš pati tampu stipresnė, aš tam tikras pamokas galbūt savo vaikui galėsiu žinias perduoti ir aš manau, kad viskas yra gerai. Taip buvo skirta, tą atremiau ir gyvenam toliau. Su ta patirtim, su to jau nežinau, tam tikrais tais, net nežinau kaip pavadinti. Išsiaugintas kūra jau šiek tiek. Sakykim taip, tada kiti dalykai galbūt nebeatrodo tokie baisus. Bet man visada klausimas yra dar toks. Vaiko liga vis tiek tai yra, tai tarpas buvo toks, kur tu, žinai, buvo, dabar jisai sveikas, ar ne, jūs keliaujat, jūs renkatės koalas, netobulas, ar ne, ir taip toliau. Tai, o vat kaip mamos netektis? Kaip su šituo susitvarkyti? Ten dar pridėkim dar tą faktorių, kad aš buvau paauglė. Taip. Tai ten dar visai kiti išgyvenimai. Dabar aš esu jau brandi moteris su visu bagažu. Ir pati mama. Taip, pati mama esu. O tuo metu man buvo mama geriausia draugė, man mama buvo visas pasaulis.
aš tuo metu kažkaip su tėčiu mes neturėjom ryšio, aš nematydavau jo savo gyvenime, jis nedalyvavo. Atsimenu tik tai rusų kalbos, kai būdavo skaitimo užduotys, tai man kirčių sudėdavo. Namų darbai. Jo, namų darbuose padėdavau. O daugiau aš neatsimenu, kad su manim užsiimtų, va taip va. Bet ten kitą kartą dar, ten kiti dalykai, sakykime, aš tą suprantu dabar jau. Bet mama buvo mano gyvenime ir staiga jos nebėra. Ir čia 12 klasė, egzaminai, keičiasi gyvenimas, aš kažkur važiuoju studijuoti ir nebėra kur remtis. Tai iš tikrųjų pradėjau pažindinti su tėčiu nuo tos akimirkos. Kaip tas praradimas davė tau šitą atradimą, ar ne? Tam tikrą prasme taip. Ir tėtis, manau, irgi labai stipriai pasikeitė ir suprato, kad dabar jis kaip ir liko tas branduolys šeimos. Nebe mama, kuri būdavo. Dabar tas tėtis yra jungiamoji ašis, kur kalėdoms visi ten ir mano du broliai ir aš grįžtam pas jį, nebe pas mamą, kaip būtų buvę anksčiau. Turėjau grupiokę, kurios irgi tėtis buvo nesenai dingęs, tai mes labai daug apie tai kalbėdavom, dalindavomės, kaip mes jaučiamės, kas skaudžiausia. Tai, man atrodo, tas pokalbis labai padeda. Jinai buvo man psichologė tam tikrą prasme. Jūs abi viena kitai buvo. Jo, tikrai. Ramsčiai, pagalbininkai. Tikrai taip, nes nei tėtis, nei broliai tikrai to daryti nemokėjo. Kaip paguost, kaip reit, kaip pakalbinti tą paauglę, ką tik netekusią svarbiausią žmogaus. Tai yra daug kitų žmonių, į kurios remtis. Kada tau praėjo tas momentas, nes esi sakius, kad ilgai buvo tai, kad net ištarti žodžio mama, ne. Tai aš dabar dar jaučiu, kad dreba balsas apie tai kalbant. Ilgai. Ir buvo kažkoks lūžis, mano draugės, pamenu, buvo vestuvės. Ir nežinau, ar tos ceremonijos stebėjimas, ar žinant, koks jos ryšys su mama, kažkaip daug visko iškėlė. Ir kitą dieną, aš atsimenu, man buvo labai gili duobė po tų vestuvių draugės. Aš sėdėjau namie, aš išsijungiau telefoną, 3 paras tiesiog nuo visko atsiribojau. Iki kol pas mane atvažiavo kita draugė, sako, gerai, neturi ko pravest, važiuojam pas bioenergetikus. Sakau, aš netikiu tom pasakom, tu žinai, aš ten tos būrėjos, man visi šitie reikalai, aš labai. Bet jinai sako, tu neturi ko pravest, tu taip blogai jautiesi, važiuojam. Ir mes nuvažiavom. Kernavėjai tokia molinė trobelė. Ir ten tokia aura buvo, aš nemoku papasakoti. Aš negaliu pasakyti, kad aš ten labai įtikėjau tais dalykais, bet aš manau, kad jie labai stiprus yra psichologai patys tie žmonės. Jie abu šeimoje tą patį darbą daro, jie tiesiog pasisadino mane prie apvalaus stalo. Šnekėkim. Tai vat ir mes šnekėjom kiauras 4 valandas. Iki kol atsisveikinom ir aš pamenu įlipu į automobilį, važiuojam ir aš sakau, žinai ką, draugiai, aš vėl spalvas matau. Nes prieš tai buvo tiesiog. Ir tas sakinys, ką jie man pasakė, buvo lemtingas, nežinau, mano tuo atveju. Aš net nesuvokiau, kad aš tą blogai taip jaučiuosi dėl mamos. Ir jie man sako, ar tu ją atleidai? Ir aš taip, ką? Kodėl aš? Nes aš buvau ta paauglė, kuri, kai mama susirgo, aš tiesiog dingau iš namų. Aš užsiėmiau muziką, aš grįždavau ten kuo vėliau namo, kad nereiktų susitikti, nes jinai tiesiog jau gulėjo ant patalo. Ir jinai man sako, ar tu ją atleidai? Sakau, kodėl? Sako, dėl to, kad tave paliko. O jūs ten norit pertraukėlę padaryti? Tai aš galiu pradėti. Jo, reikėjo atsikvėpti. Tai, ką ir norėjai papasakoti. Norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų, kai pirmą kartą pasidalinau šitą savo patirtim atvirai, taip kaip dabar, aš matau, kad reikia apie tai kalbėti, nes kažkas galbūt su panašiom, galbūt su kitokiom problemom ir žmonės iš tikrųjų tik tai išgirdę, kad
yra normalu kreiptis pagalbos, jie kažkaip patys ryžtasi imtis veiksmų, kad suvokia, kad ne jie vieni yra toj kažkokioj tai dėžutėje užsidarę, kur galbūt nesupranta patys, kodėl, kas vyksta su jais ir kad reikia pagalbos ir kad normalu kreiptis pagalbos. Tai aš manau, labai reikia apie tai kalbėti. Aš manau, kad svarbiausia yra iš tikrųjų kalbėtis, nes tas skausmo neiškalbėjimas, tas skausmas žmogus suveržia kaip spiralė. Ir atsiranda sunkumas tada visose gyvenimo srityse, visose. Žmogus tiesiog tampa įdėtas į kažkokią akmeninę sieną, apmūrytą sieną. Kalbėjimas žmogų laisvina. Kalbant žmogus labiau save supranta. Atsiranda supratimas, na vis dėlto, kad man skauda. Ir ką aš galiu padaryti, kad man mažiau skaudėtų. Kitas dalykas, kalbėjimas su svetimu, jis iš tikrųjų yra visiškai kitoks negu kalbėjimas su kad ir drauge. Visiškai svetimas žmogus, visiškai jum nepažįstamas žmogus klauso kitaip ir ypač jeigu jausis sutvertos tam klausyti. Ir jis nežino jokios priešistorės. Taip, nieko nežino. Jam kaip baltas lapas. Baltas lapas. Jūs ateinat ir jūs esat tokia, kokie jūs esat ir ką jūs pateikėt, tai yra jūsų ir tai yra absoliuti tiesa apie jūs. Nu jo. Tai svarbiausia prašyti pagalbos, bet kokiu atveju tikriausiai nesvarbu kitą kartą, kas tai bebūtų. Čia tikriausiai ir yra Lietuvos baisios statistikos priežastis, tai tas mūsų tvirtybės genas, kada mes bandom viską įveikti patys vieni. Ir kartais aišku, kaip tu ir sakai, ar ne, nėra kito pasirinkimo, tik būti stipriam ir būti stipriai ir kovoti. Ypač kalbant apie jaunus žmonės. Tie, kurie dar neturi jokių šarvų, tokius, kur aš sakau, tos storos skūros užsiauginę per gyvenimą, tai vienareikšmiškai juos reikia pastebėti visų pirma ir pasiūlyti jiem, nes jie nežino, kad galima kažkur kreiptis kažkokios pagalbos, kad nebūtinai tik tėvai yra tie, kuriems tu gali kažką pasakyti. Jo. Ir tos jaunimo linijos visos, aš manau, nuostabus dalykas. Aš paantrinsiu tau, kad iš tikrųjų tėvai yra kita karta. Kokie tėvai bebūtų, vis tiek jau yra kita karta. Ir ką aš stebiu klinikiniai praktikoje, daugelis jaunų žmonių, o aš sakysiu, tu irgi esi jaunas žmogus, dar labai jaunas, neturi tėvų supratimo ir palaikymo. Labai retas gali pasigirti, kad aš galiu pakalbėti su savo ar mama, ar tėčiu. Dažniausiai žmonės sako mano kabinete, aš negaliu jiem papasakoti. Jie niekada nesupras ir aš tokio dalyko negaliu sakyti. Žinai, gal kartais net ne tai, gal ir suprastų, bet kartais nėra net, ar jam įdomu. Jie turi savo reikalų. Nenoriu skaudinti jų, nenoriu užkrauti jiems. Dar tas yra. Dar tikriausiai ir mes patys turim tą išankstinį nusistatymą, kad jie manęs nesuprastų, o gal ir suprastų, maža ką. Bet kadangi jau pradėjom apie tuos jaunus žmonės kalbėti, ar ne, pakalbėkime apie tavo ligą. Kai tu ją turi visą savo gyvenimą, taip? Beveik. Beveik. Taip. Kada tau prasidėjo? Pirmos dėmelės atsirado, nežinau, po pirmų griuvimų dviračio. Tai čia kokie, nežinau, 6-7 metai tikriausiai. Buvo vasara, atsimenu, broliai mane mokino paleisdami nuo kalno. Tiesiog fantastika. Labai geri laikai. Ir aišku, nubalnuoti kelį, nubalnuotos alkūnės. Bet su dantim buvo. Su dantim. Viskas. Ir man pasakė, suk į krūmus, jeigu ką. Tai labai gerai čia buvo, aišku. Bet ką norėjau pasakyti dėl tų dėmelių, tai užsidėjo tie šašai. Ir jiem nukritus, vasarą įdegusi oda, ar ne, ir ten liko balčiau ant kelių, nu, nes neįdegus, dar šviežia ta naujai užaugusi oda. Ir ateina ruduo, ir vis dar balta, žiema, vis dar čia ruda balta, ateina pavasaris ir vis dar įdega šviežiai ten, kur yra sveika oda, o ten tos baltos dėmelės ir lieka. Ir tada vat ir pamatėm, kad yra kažkas ne taip. Mano močiutė turi šitą baltmę, nors sakoma, kad yra nepaveldima, bet nežinau, kiek čia yra teisybės, nes nu, vis tiek ant kažkur tai yra. Ir vat. Ir paskui jau dabar aš jau žinau, kad tai atsiranda ties sąnariais šitą
pirmiausia, tos pirmosios dėmelės veido srityje, aplink akis, aplink lūpas ir būdavo, atsimenu, mokykloje, kai veidavo niekas nežinojo. Nes aš taip slėpiau tą lygą, būdavo tik tai ant krumplių po mažą lopinėlį, tai būdavo pudra, kiekvieną rytą atsikeli anksčiau, užsipudruoji, visą dieną nesiplauni rankų, kad tik tai viskas taip pat kaip ir yra. Tai va. O iš kur buvo toks nusistatymas, kad reikia slėpti? Kur tau buvo? Čia buvo irgi vienas sakinys, kurį mama, aš manau, pasakė irgi tikrai nieko blogo negalvodama, tiesiog blogai sudėliojo žodžius, o aš būdama irgi ten jau paauglė, man atrodo 13-14. Ir aš pradėjau klausyti, kodėl čia man taip, o čia draugiam nėra, ar ten kažką sako, nieko, ateis laikas rasti priemonių paslėpti. Aha, reikia slėpti. Slėpiam iki 30 metų. Siaubas dabar, kaip pagalvoju, kokia nesąmonė. Jo, kaip ir mes ir prieš laidą filmuojant, kaip tik turėjom tokį trumpą pokalbį apie tai, ką reiškia suaugusių tiesiog pasakyti žodžiai, tokie lengvi, kurie atrodytų nieko nereiškia. Tai aš pasakojau, kad girdėjau pokalbį, kai mama savo mažamečiam vaikui sako, jis ten nerimauja, jau nori eiti, o jinai dar maitina broliuką ir sako, tu pakentėk čia dabar. Ir mumgi dažnai sako, kad pakentėk, tuoj atvažiuosim, ypatingai vaikui, pakentėk. Tai mums irgi taip, kad tas pakentėjimas, tai vadinasi, čia normali. Palauk, gal ne? O iš tikrųjų tiesiog, palauk. O kentėti tai nereikėtų. Bet kalbant apie tą istoriją tavo ir maskavimą, tai aš turiu lygiai tokią pačią istoriją su savo randu ant kojos, kai man būnant 12 metų mergaitai, visiškai svetimas vyriškis, kuris ėjo prieš mane, o tada buvo vasara, aš buvau su sijonėliu, mano randas yra ant kojos ir man tas solidus pagyvenęs vyriškis, tikrai žila galva, jisai taip atsistojo prieš mane kaip stabo ištiktas ir sako, Dieve mano, kaip man tavęs gaila. Užaugsi, būsi graži mergina, turėsi ilgas kojas. Ir sijonų nešiot negalėsi. Tai irgi... Tai puikiai žinai apie ką kalbu. Tai su sijonais reikalų labai ilgai neturėjau. Tai tau su sijonais, aš tai būdavo, ta prasme, vasaros, karšta, belia kaip, ilgom rankovėm, viskas paslėpta, jokių šortų, jokių suknelių, jokių maudynių, kur yra dar kitų žmonių. Ta prasme, ten buvo... Wow. Ir aš jau, kai jau buvau žinomas žmogus Lietuvoje, ten po realybės šou, aš su muzikantais persirenginėdavom kartu, ten kažką, viskas būdavo paslėpta, nieks. Visi sužinojo tik tuo metu, kad aš garsiai pradėjau apie tai kalbėti. Nes būdavo scenoj būnant jau, taigi kartais esi priverstas ten kažką kitą rengtis, ar ne, taip kaip liepia, sakykime, stilistai, ar taip tinka tam tikram pasirodymui. Tai būdavo įdegio kremas dieną prieš. Jau ruošiesi. Tada tamsesnė pudra ant kelių, ar ten tų visų dėmelių. Aišku, dabar jų beprotiškai jau daug, aš nežinau, kaip reiktų jas visas paslėpti. Bet manau, rasčiau būdų, jeigu norėčiau. Tada pėdkelnės, kartais dvigubos pėdkelnės. Dieve, kiek nepatogumo. Tu darbininkė. Medalį. Medalį, tikrai. Aš turiu tokį pastebėjimą, kad iš tikrųjų yra žodžiai, yra melodijos, kurios išgroja žmonės, jie išgroja to žodžius pagal savo nuostatas, pagal savo kažkokius įsitikinimus, bet yra ir imtuvai, mes, kurie to žodžius priema, taip. Ir po kažkiek tai metų, taip, dabar tau tie žodžiai, kad reikėtų slėpti, turbūt jie dabar nerastų jokio atgarsio. Tai vėlgi esame mes imtuvai. Ir ar mes priemam ar nepriemam, ar mes praleidžiam prausis, reiškia, ta situacija tikrai buvo tokia vidinė, kad tie žodžiai gavo atgarsį ir Augustai, ir Sigitai. Tai tuo labiau, kad mes su mama ten tikrai važinėjom per daugybę gydytojų, ten klausinėjom, kaip čia tą išgydyti, kaip čia laikui bėgant, aš tiesiog supratau, kad nėra
priemonių veiksmingų, kurios tikrai veiktų ir arba jeigu dabar vat, jau yra, aš buvau beje pas dermatologą neseniai dėl kitų reikalų ir sakau, beje, ar yra dabar jau kažkokia tikrai veiksminga priemonė? Nu, tai galima bandyti, supratau. Ačiū. Ačiū, gerai. O ką pasakytum, Augustė, jaunam žmogui, kuris galimai daro tą patį, ką ir tu, ar ne, ten ar vieną, ar kitą kažkokį trūkumą savo maskuodamas, dirbdamas kantriai, ilgai ir nuobodžiai. Aš atskleisiu, kad tikrai irgi šita tema prabilusi, irgi labai daug žinučių sulaukiau ir net daugiau ne tų, kurie serga, bet va tų mamų. Jėzau, mano vaikui irgi atsirado, ką daryti. Bet klausia, kaip išnaikint, kaip tą, aišku, jos dar neturi patirties, kad čia yra, sunkiai kovojama su šitą ligą ir geriau su jie susitaikyti, pamilti save ir priimti tai, kaip, aš turiu vitiligo, o kas apie tave ypatingo? Ta prasme, viskasgi priklauso nuo požiūrio, ar ne? Ir man tikrai pasistengiu atrašyti kiekvienai, kuri parašo, kad visų pirma, pakeiskit požiūrį ir netraumuokit savo vaiko. Ar ten artimo žmogaus, kuriam tu va taip pat kaip mano mama netyčia, nenorėdų. Aš net nebejoju, kad jinai negalvoja nieko blogo. Bet netyčia gali sužaloti pasąmonę, kur žmogus neis nei į pirtis, nei į baseinus. Galbūt būtų puikus plaukikas, bet vat, negali rodyti. Tai aš palinkėčiau rastos vidinės ramybės ir susitaikymo. Žinai, ne prieš viską reikia kovoti. Kai aš priėmiau save tokią, kokia esu, aš dabar nenorėčiau nieko keisti. Man dabar taip gražu, aš irgi dabar buvau nesenai prieš porą savaičių kitose atostogose, aš buvau Turkijoje dviese su vaiku pasidegint. Atostogautoje? Taip, kas aš vasarą daug dirbu, tai man rudenį reikia ilsėtis. Tai aš tiesiog, aišku, ta oda, jinai netenka melanino, ją reikia saugot. Tai aš jau turiu ten tą, kur vaikiškas būna nuo saulės kremas, tai aš tuo 50-tuku išsitepu visas dėmeles, o kitą odą paskatinančiu, kad man tos dėmes išryškėtų. Ir tiek tu dirbi. Čia dirbi ir čia. Bet ten jau savo malonumui, nes man gražu, kai jos ryškesnės ir dabar ten ant kojų tos, jos ryškios tokios pasidaro ir man tikrai gražu. Fantastika. Ir nieko nekeiščiau. Aneta, kaip tokį mąstymą, kaip išsiugdyti tokį mąstymą, kad čia yra mano privalumas, čia unikalumas? Aš manau, kad Augustė į tą klausimą jau atsakė anksčiau, kad iš tikrųjų žmogus turėtų susidėlioti, kas jam yra gyvenime svarbiausia. Ar jis tikrai turi bėdų, ar jis tikrai turi problemų, nes daugelis sako, kad čia mano bėda, čia mano problema, nors tai nėra problema. Sakykime, odos spalva. Kiek žmonių turi visiškai tolygią gražią odą, kiti turi kažkokių karpučių, apgamėlių, taip, randelių ar daugiau ar mažiau. Nurenkim dabar visus, ne? Tai nėra mano trūkumas, tai esu aš. Jeigu tai iš tikrųjų būtų liga ta, kuri keičia mano gyvenimą, sakykime, cukrinis diabetas, ne? Širdies ligos, ne? Kaulų trapumas, tai yra tikrai liga, jinai tikrai pakeičia iš esmės gyvenimą. Tai va čia yra problema. Čia reikia tikrai ją tvarkytis. O čia yra unikalumas. Ir iš tikrųjų kažkaip paskutiniu metu, nežinau, paskutinis 5 kokius metus, tie dalykai, tas toksai kitoniškumas tapo trendu, madingu tapo. Tai dabar kažkaip žmonės jau laisviau biškutį žiūri į visą tai. Tas supermodelis. Sako, Winnie Harlow, jo. Ir iš tikrųjų jinai buvo irgi dalimi įkvėpimas man nustoti šitą nesąmonę, pudravimas ir slėpimą to. Tikrai taip. Kas dar įkvėpė tave tai daryti? Atsibodo slėptis, atsibodo tas visi prieš koncertą, kiekvieną koncertą tas darbas ir tas kvapas to įdegio kremo, negaliu aš jo pakęsti iki šios dienos. O nebuvo nieko iš artimų žmonių, kurie tau pasakė, kad... Tai man visada visi sakė, ta prasme tie, kurie jau artimiausiai žinodavo, netgi kalbant apie vyrišką pusę, sakykime, susitikinėjai, ten draugauji, ta prasme visiems įdomu tai būdavo, tai visą laiką sakydavo, čia kaip, sako, neatrasti žemėlapį, sako, kažkokie, žinai,
Bet kol man pačiai nedėjo, ta prasme, nu, tu negali nieko įrodyti, kad tai gražu žmogui, jeigu jis pats netiki tuo. Nu, tiesiog, kad turi ateiti laikas. Vienareikšmiškai tikriausiai ir gydytoja pasakytų, kad jeigu žmogus nenori savo padėti, jam niekas nepadės, ar ne? Net jeigu ir nori padėti, aš tikrai norėdavau jaustis laisvai, bet kažkur pasąmonėje likęs va tas, kad reikia slėpti. Pakalbėkim dar apie tavo sūnelį, gerai? Pakalbėkim. Papasakok, kaip jis dabar gyvena, kiek jam metų? 6. 6 jau. Tai kitais metais į mokyklą? Jo. Dabar darželis. Parengiamoji grupė. Parengiamoji. Bet jau mokykloje, nebe darželėje jau eina į parengiamąją, tai jau rimtas vyras. Kaip tavo gyvenimas pasikeitė? Aš realiai neatsimenu savęs iki vaiko. Va taip pasikeitė. Ir girdėjau, kad tas nutinka daugam. Kaip aš leisdavau dienas? Aš miegodavau iki pietų. O ką toliau veikdavau? Kaip planuodavau, kaip mano vakarai atrodydavo? Nu, laisviau. Bet iš esmės aš tikrai pamiršau jau tą save. Ir man tas vaikas dabar yra... Jis auga su manim dažniausiai, tik pas tėtį būna tuomet, kai aš dirbu naktimis, tai dažniausiai čia būna savaitgaliai, toks yra pasidalinimas toksai. Ir nežinau, jis mano gyvenimo prasmė. Taip, jeigu trumpai į sakinį vieną įvilkt. Aš kažkur esu girdėjus, kažkas tai yra sakęs taip, kad, sakau, man toks jausmas, kad aš gimiau ir tas vaikas gimė, mes kartu gimėm. Nebuvo kitaip, nebuvo to jausmo. Aneta, gali tai būti? Ne, aš taip nesijaučiau. Ne? Aš atsimenu tą gyvenimą iki pirmosios dukters. Aišku, tai buvo labai mažai to gyvenimo, nes aš dukrą pagimdžiau 21 metų, studijuodama. Taip, bet paskui vaikai viską pakeičia, absoliučiai. Neįmanoma žinot, kaip pakeis ir kas bus. Ir sakyčiau, su kiekviena ir antra ir trečia dukra buvo vis kažkas naujo, ko aš buvau labai nustebinta, nes pradžiai galvodavau, kad jau jeigu turi vieną vaiką, tai su kitais jau viskas aišku. Maždaug va taip kolonai gimsta. Rankų pradeda trūkti, kai tu turi. Tai, bet tas pastebėjimas, kad vaikai taip įsipiešia į gyvenimą ir jie tokia natūrali to viso paveikslo dalis, kad aš galvoju, jeigu dabar vaikus kažkur man išruluptų iš mano gyvenimo paveikslo, tas paveikslas būtų tuščias. Jo, visiškai. Skylėtas. Visiškai. Augustė, ar gali pasakyti tai, kad kiekvienas tas išbandymas, jis tik tai, jau tu įvardinai tai, ar ne, kad tau skūrą užaugino, kad tikrai medalio verta, kurį, tikiuosi, prodiuseris nubėgo iškalti. Ir viskas su tavimi yra labai fainai, bet kur yra va, tas momentas, kad ar buvo taip, kad tu pripažinai, štai šitie sunkumai man dar davė ir privalumų. Gali tai pasakyti, kad sunkumai duoda to gėrio, pliusų? Žinoma. Kokius pliusus tu įvardini? Skūrą. Ir tokį atsparumą. Storą skūrą, bet tai paskui negali būti silpna. Irgi čia, kaip čia pasakius. Bet jeigu kažkas dar nutiks, tu jau žinai, kad tu susidarosi. Jau tu žinai, kad tu esi stiprus. Jo, aš jau manau, kad aš žinau. Merginos, tada optimistiškai kažką gražaus ir įkvepiančio žiūrovams. Tie, kurių laukia gal dar gyvenimo išbandymai, gal dabar kažkaip bando išgyventi kažkokius sunkumus. Aš galiu. Šviesaus. Šviesaus, tai visko nepriimt už atsitikus kažkokiai nelaimiai, ar ten kažką nepriimt taip, kad taip dabar jau bus amžinai. Ta prasme, nieks nesitęsia amžinai. Jautiesi šiandien gerai? Tai praeis. Jautiesi šiandien blogai? Ir tai praeis. Kažkada girdėjau Tomą Hanksą, taip sakant, man labai patiko tas pasakymas. Tai va, kur Aneta yra užrašyta, ar ne? Tiesiog yra užrašyta. Atskleisim tokią paslaptį, kad gydytoja psichiatrija turi tokį užrašiuką ir tai praeis. Ir tai praeis, iš tikrųjų.
Ir kartais nepamirš, sakau, kad tiesiog vieną dieną susiplanuok į priekį 2 žingsnius, ar ten kažkaip po truputį nepriimk ten kilometrą į priekį galvot, taip daug sunkiau yra. Tai step by step. Aneta, pritarai? Taip. Aš beveik viską, ką aš buvau pasiruošus, kokius duoti patarimus mūsų klausytojams, viską Augustė pasakė. Aš perskaičiau. Ne. Tai va, vadinasi, kad gyvenimo išbandymus praėjęs žmogus galėtų būti neprastas psichiatras, ar ne? Psichologas. Taip, psichologas. Nu, atsiprašau, gydytoja, atsiprašau, dar reikėtų pasimokyti nemažai metelių dėl to. Bet mes čia tą pokalbį jau taip ir uždarykim, bet atsisveikinti mes su tam visai dar nenorim, tai dar pažaiskim, gerai? Galim, dar valų ir gėlių. Prizų gal dar gausi, žinai. Prizų medalis ir prizas bus. Taip, tai užduosiu klausimą ir duosiu 3 atsakymo galimus variantus. Kiekviena pasakysit tai, dėl ko renkatės vienokį ir kitokį atsakymą. Taip, tai Augustė tau čia labai toks tinkantis, bet aišku yra ne taip. Kas labiausiai nuramina tavo sielą? Čiurlenančio vandens garsas, į krantą dūžtančių bangų ošimas, į ramų ežerą krintantys lietaus lašai. Ežeras. Bet, tu taip užtikrintai duodi atsakymus. Taip. Ežerą, žinau, tulpį. Aš žinau. Ai, tu žinai atsakymą. Mano labai laki vaizduotė, žinok, aš visus 3 piešinius mačiau ir laukiau. Jau kai tu 2 įvardinai, aš laukiau, kada bus ežeras. Turi būti. Ir dar pasakai lietaus lašai, viskas. Nes aš pati, mano vasaros būdavo kaime šalia nuostabaus Alaušo ežero ir kaip kiti būna svaigsta dėl jūros, bent kartą reikia būtinai jūrą tą pamatyti, bangas tas išgirs, tai manęs tai neveikia. Bet vat, atvažiuoti prie būtent to konkretaus ežero ir jeigu dar vat, lietus lyja, skėčio ar tiesiog po žilvyčių, kuris ten šalia auga, nu, nuostabu. Nu, tai taip kaip pasakoju, tai tikrai labai jau po to žilvyčių ir pastovėjom. Taip, o Aneta? Na, man dūžtančios bangos vis dėlto. Taip, dūžtančios bangos. Kuo didesnės uolos, kuo labiau dūžta tuo. Oho. Taip, dabar dar vienas klausimėlis su 3 atsakymo variantais. Be ko išgyventum lengviausiai? Be knygų, be muzikos, be filmų. Nu, gerai, šitas netoks jau užtikrintas, bet gal be knygų. Muzika, tai čia mano duona, laba diena, tai kaip aš išgyvensiu. Nu, laba diena. Iš ko aš gyvensiu? O mes čia specialiai taip suktai sugalvojom, o gal Augustė pasirinks be muzikos ir čia visi, opa! Kartais tikrai labai pavargstu ir net ta prasme, tarp muzikantų visiems yra normalu po koncerto grįžti išjungus muziką. Nes tiesiog norisi pabūti be jos. Taip, čia tikriausiai kaip kiekvienas aktorius arba atlikėjas, dainų muzikantas, jis gyvenime nori pabūti be tos savo veiklos. Nu, čia tas pats kaip ir kiekvienas tikriausiai. Gi neprašom per kokį nors giminės susirinkimą savo pusseserės buhalterės, žiūrėk, tu galėtum paskaičiuoti. Bet kaip fainai būtų, ne? Bet ar tau fainai būna, kaip per giminės susitikimas, nu, Augustė. Čia ne tik tai, jie visi žino jau, kad jau to tikrai nebus. Nebandyt. Bet net nebandykit uždėti dainų, kurias aš dainuoju. Net ne tik tai, kur mano sukurtos dainos, bet ir tų, kurias aš šiaip atlieku koncertuose. Tu negali savęs klausyti? Aš galiu, bet aš tiesiog tiek kartų jas girdėjus, man maldauju, ne. Man dabar atostogos, nedarbas. Taip. Aneta? Aš tikrai galėčiau gyventi be filmų. Bet muzikos ir knygų netimkit. Taip, dar vienas klausimėlis. Tau pasiūlė darbą cirke. Ir tau pasiūlė darbą cirke. Ką jūs pasirinktumėt, merginos? Akrobatu būti cirke, liūtų dresuotoju ar klaunu? Liūtų dresuotoju. Kuitiniuka. Taip, jo, aš taip prisivaizduoju. Dantukus išvalyti, viską gražiai. Pauzius pakasėt. Ne, nu švelnu. O Jezu, akrobatai pavojinga, dietos reikia laikytis, ten puikiai atrodyti visada. Pavojinga. Pavojingiau negu liūtų.
Čia man atrodo tiesiog tikrai su ta dieta čia pavojingiau viskas eina negu liūtai. Aneta. Bet aš akrobatiką rinkčiausi. Akrobatika? Taip, rinkčiausi, taip. Norisi tuo lynu pavaikščioti. Norisi, labai. Ačiū labai, Augustė. Ačiū tau, kad tu atėjai. Ačiū tau, kad tu tokia atvira iki ašarų, tiesioginė ta žodžio prasme. Pokalbį linkiu tau viso ko geriausio, viso ko šviesiausio. Ačiū labai. Ačiū, Augustė. Ačiū Jums, kad buvo labai malonu. Anet, su Auguste atsisveikinom, turėjom išties spalvingą pokalbį, taip sakyčiau, kaip ir gyvenimas, ar ne, tas su amerikietiškais kalneliais. Nuo ašarų iki juokų. Kokios mintys pačiai? Ką pasakojo Augustė, ką jinai mum atskleidė, kiek atskleidė, aš galvoju, kad tai yra tikras gyvenimas. Daugelis žmonių įsivaizduoja, kad gyvenimas turi būti tik juokas, tik tai gėlės, tik tai žiedlapiai po kojom ir taisyklė, kad nebus jokių sunkumų. Aš manau, sunkumų buvimas ir yra tikras gyvenimas. Augustė labai puikiai atskleidė, kad žmogus gali priimti sprendimą arba palūžti, arba nepalūžti. Nepalūžus yra išmokstama, ką daryti, kaip man daryti, kokia yra mano išgyvenimo technika arba mano išgyvenimo išveikimo būdas. Ir kiekvienas gyvenimo vėtimas ar mėtymas, jis mus treniruoja. Aš negaliu pasakyti, kad konkrečioje situacijoje galima pasiruošti vėl kitai panašiai situacijai. Aš galiu pasakyti pagal save. Aš esu išsiskyrus 2 kartus, bet negaliu sakyti, kad aš esu dabar atspari skyryboms. Arba man lengva bus išsiskirti. Tikrai ne. Bet kiekviena netektis, kiekvienas gyvenimo išbandymas žmogų tam tikrą prasme grūdina. Kaip Augustė sakė, labai padeda atsirinkti, kas yra gyvenimo akmenys ir kas yra tik smėlis tarp akmenų. Ir nekreipti smėlį dėmesio, nesureikšminti. Sau smagiai prabristi smėliu. Taip, taip. Ir aš džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių kaip Augustė, kurie dalinasi savo gyvenimu, savo išgyvenimais, taip suteikdami kitiems žmonėms viltį. Parodydami, kad taip, ne viskas. Būtent savo gyvenimu. Taip, man irgi tokios pat mintys, pritariu viskam, ką ir tu, Aneta, sakei, pritariu viskam, ką pati Augustė pasako ir kalbėjo, tikrai galima tik tai pasakyti ačiū už tai, kad kalba ir dalinasi. Taip. Nes išbandymų tikrai būta, ne kiekvienam, kaip sako, čia jau davė ir dirbtelėjo, kaip yra toks posakis, tai iš tiesų šiuo atveju dėja bedavė išbandymų. Ir Augustė juos tikrai atlaikė. Atlaikė stoiškai. Ir šiandien galima sakyti, ir turim super moterį. Tai nelinkiu tikrai nei vienam, kad taip reiktų užsiauginti tas kuras. Aišku, iš kitos pusės jos niekaip kitaip ir neužauga. Tik tai tokiais būdais. Bet kitą kartą gal ir geriau būti silpnam ar ne, be tos storos kuros. Bet kaip jau ir sakėte, Aneta, tai yra gyvenimas ir visos tos uogos, ar jos būtų rūgščios, ar jos būtų saldžios, bet jos yra gyvenimo uogos. Ir dėja, jas visas tenka valgyti. Taip. Tai Aneta, vis tik tai mes šiandien laidoj tikrai girdėjom labai daug patarimų. Aš tikiu, kad jeigu ne vienas, tai kitas kažkuris tai patarimas tikrai surezonuos tam, kam reikia tos pagalbos, ar ne, ir tikrai padės. Bet tradiciškai apibendrinant tokius 3 pačius stipriausius, pačius svarbiausius punktelius, ką reikėtų darytis, kad susitvarkyti su tom ištikusiom bėdom, problemom ir kitais nemaloniais dalykais, iššūkiais.
ką aš pastebėjau klinikiniai praktikoje, žmonės kreipiasi užstrigę. Ir pirmas dalykas, ką aš pastebėjau, kad dažnai žmonės vis dar sėdi klausime, kodėl man tai atsitiko, kodėl man, už ką man, kuo aš čia kaltas, ko aš padariau ar ką nepadariau. Tai jeigu jūs esat užstrigęs tam kodėl, tai aš sakau, kad atsakymo nėra. Ir šitam klausimo stadijoje galima būti labai ilgai arba amžinai. Antras dalykas, jeigu jums pavyksta iš klausimo kodėl pajudėti ir paklausti, ką aš galiu padaryti, kad man būtų nors kiek geriau, tegul tik šiandien. Rytoj vėl paklausti, ką aš galiu šiandien padaryti, kad man būtų nors kiek geriau šiandien. O gal aš net galiu paklausti šiandien, ką galiu padaryti, kad būtų rytoj geriau. Tai jau yra judesys. Jau gerai, jau pajudėjot. Ir trečias dalykas, jeigu kada nors iškyla mintis, kur aš taip tokiu tempu, lėtai, nušliaušiu ar nueisiu, tai yra jau tikslo suvokimas. Ir tai yra labai daug. Ir tai jau yra šviesa tunelio gale. Kad visi žodžiai kiekvienam klausytojui jausi ir kad padėtų. Ačiū, Aneta. Ačiū, Sigita.